Sveiki, laba diena. Šiandien aš noriu pristatyti savo naują projektą. Tai yra kvėpavimo maratonas, kuris bus sudarytas iš mažų video. Kam jis reikalingas, kodėl kilo šita mintis? Noriu pristatyti iš anksto, kas dar manęs nežino, esu choreografė, profesionali šokėja, kūrėja visų pirma, vedu dvasinį coachingą ir labai man yra artimas kinestetinis intelektas, kuris yra tiesiogiai surištas su kvėpavimu. Ir būtent kvėpavimas tai yra esminė dalis, kuris mokina mus treniruoti dėmesį. Labai dažnai man užduoda klausimus, kai vedu terapijas, mano klientai, kaip įveikti į tą būseną, kaip pajusti save, atrasti balansą ir pajusti save tetos būsenoje. Tai va būtent mano manymu, kad kvėpavimas tai yra vienas iš pagrindinių elementų, kuris padeda tą pasiekti. Ir būtent todėl aš noriu pristatyti ir savo būtent tą labai įdomią sritį, surištas kinestetinio intelekto, tai yra kvėpavimas. Mes žinome, kad mes galime kvėpuoti, sugebame kvėpuoti tai natūraliai, bet mano tikslas yra, kad jūs gautume naudą iš to mano maratono. Tai visų pirma nauda diagnostika, tiesiog diagnostika. Per skirtingus kvėpavimo būdus vėl sugrįžti į savo kūną, pajusti save iš naujo, atrasti, kur yra blokai, kur reikia padirbėti su blokais, su stresu ir grįžimas į save. Antra nauda, kaip ir sakiau, tai pati pagrindinė, tai yra būtent dėmesio treniravimas. Ir ištreniravus šitą dėmesį, maksimaliau pajutus automatizmą per įvairius kvėpavimo pratimus, mes galėsime toliau eiti į praktikas. Ir trečia nauda, tai yra būtent kūno ritmo pajutimas. Mes dažniausiai pripratę arba stipriai judam, jaučiam stresą ir ardom save, arba pervargę, praradę resursą, tiesiog atsigulame, ilsimėmės. Bet kaip atrasti tą savo tarpinį balansą, savo kūno ritmą? Būtent bus labai stipri praktika ir aš jūs to išmokinsiu, nes mes labai daug naudojame energijos, kai skubam, stresuojam, skubėdami. Ir kaip atsistatyti, ką daryti su tuo, kaip atrasti savo kūno, savo organizmo ritmą. Ir kvėpavimas tam labai padeda. Tad šiandieną pristatau viso pilno, dar vadinamą, pilno kvėpavimo praktiką. Ir dabar išaiškinsiu, iš ko tai susideda. Visų pirma, tai susideda iš diafragminio kvėpavimo. Arba labai paprastai kalbant, tai kvėpavimas yra pilvu. Antra dalis tai yra kvėpavimas šonkauliais arba krūtinės ląsta. Ir trečia dalis pilno kvėpavimo yra kvėpavimas krūtinės ląsta arba krūtinkauliu.